Noriu papasakoti jums apie 3 sodus. Kur yra susiję su mūsų krikščioniška patirtimi. Šie 3 sodai veda skirtingas vaisių rūšis. Pirmasis sodas nokina įvairiausius vaisius. Jūs jį matote tame kampe. Šitie vaisiai yra labai gražūs ir kelia apetitą. Tai Edeno sodas. Kai atėjęs jį pamačiau, papuoštą, noriu pasakyti, kad aš užsimaniau atostogų. Grįžti į ten ir pasilikti tenais. Antrasis sodas yra visiškai kitoks. Jisai štai čia. Jame sirpsta tik alyvuogės. Alyvuogės galima ne tik valgyti, iš jų taip pat galima įspausti ir aliejų, kuris yra plačiai naudojamas ir mums žinomas. Trečiasis sodas yra tas, kuriame auga tik vynuogės. Jis vadinamas vynuogynu. Jas mėgsta daugelis, nes prinokusios vynuogės ne tik labai gražiai atrodo ir yra labai skanios ir saldžios, bet jos ir džiugina mūsų širdį. Ir dėl to daugelis, eidami lankyti ligonius, neša vynuogės. Taigi turime 3 sodus: Edeno sodą, alyvuogių, arba kitai vadinama Getsemanės sodų, ir vynuogyną. Visi šie 3 sodai yra aprašyti Biblijoje ir jie vienaip ar kitaip yra susiję su mūsų santykiai su Dievu. Beje, visų šių sodų šeimininkas, kaip jau girdėjome iš Jėzaus palyginimo, yra Tėvas, o gerasis sodininkas, kuris juos visus prižiūri, kuris jais rūpinasi ir kuris laisto šios sodus savo krauju, yra Jėzus Kristus. Visi šie sodai atskleidžia tai, kokius vaisius Dievas nori subrandinti mumyse, teikdamas mums savo gausią malonę. Taigi grįžkime prie pirmojo sodo. Įvairių vaisių sodas yra minimas pačioje Biblijos pradžioje. Ir kaip minėjau, tai yra Edeno sodas. Ir apie jį mes skaitome taip, pradžios 2 skyriuje, nuo 8 iki 17 eilutės. Viešpats Dievas užveisė sodą Edene rytuose ir ten įkurdino žmogų, kurį buvo padaręs. Iš žemės Viešpats Dievas išaugino įvairių medžių, gražių akims ir gerų maistui, su gyvybės medžiu sodo viduryje ir gero bei pikto pažinimo medžiu. Upė įsilieja Edeno sodui drėkinti. Už sodo jis skiriasi į 4 upes. Pirmosios vardas yra Pišonas, tai vingiuojančioji per visą Havilos kraštą, kuriame yra aukso. Antrosios upės vardas yra Gihonas, tai vingiuojančioji per visą Kušo kraštą. Trečiosios upės vardas yra Tigras, tai tekančių į rytus nuo Sirijos, o 4 upė yra Eufratas. Viešpats Dievas paėmė žmogų ir apgyvendino jį Edeno sode, kad jį dirbtų ir jo rūpintųsi. Ir jis sakė žmogui Viešpats Dievas tardamas: nuo visų sodo medžių tau leista valgyti, bet nuo gero bei pikto pažinimo medžio tau neleista valgyti, nes kai tik nuo jo paragausi, turėsi mirti. Dievas, karštai mylėdamas žmonės, niekada nevertė jų paklusti jam. Jis leido patiems žmonėms pasirinkti jį mylėti ir klausyti jo ar ne. Deja, pirmieji tėvai Adomas ir Ieva pasirinko neklausyti savo kūrėjo.
Šio pasirinkimo vaisiai - skausmas, ašaros, kančia ir galiausiai mirtis. Saldūs Edeno rojaus vaisiai virto karčiais pragaro vaisiais. Tokia istorija žmogaus patyrime su Edeno sodu. Kitas sodas, kaip minėjau, yra alyvų sodas. Šis sodas buvo pasodintas kalno papėdėje netoli Jeruzalės. Dėl to šis kalnas buvo vadinamas alyvų kalnu. Šalia sodo buvo ūkis vadinamas Getsemane, kas hebrajų kalbai reiškia, kad tai yra aliejaus spaudykla. Šioje vietoje daugiau nei prieš 2000 metų parklupęs meldėsi Jėzus. Šį kartą jis meldėsi ne dėl kitų, ne už kitus. Šį kartą jis meldėsi dėl savęs ir už save, kad nesusvyruotų ir atliktų savo misiją iki galo. Ir apie tai mums užrašė Lukas 22 skyriuje nuo 39 iki 44 eilutės. Išėjęs iš ten, Jėzus savo įpročiu pasuko į alyvų kalną. Į kandinų įėjo ir mokiniai. Atėjus į vietą jis įspėjo: melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundą. Jis atsitolino nuo jų maždaug per akmens metimą ir atsiklaupęs ėmė melstis: Tėve, jei nori, atimk šitą taurę nuo manęs, tačiau tebūna ne mano, bet tavo valia. Ta akimirka jam pasirodė iš dangaus angelas ir jį sustiprino. Mirtino sielvarto apimtas, jis dar karščiau meldėsi. Jo prakaitas pasidarė tarsi tiršto kraujo lašai varvantį žemėn. Šią akimirką jis patyrė tokią kančią, kurios nepažįsta nei vienas žmogus šitoje žemėje. Norėdamas atskleisti savo beribę meilę ir malonę nusidėjėliams, Dievas leido savo sūnui įsikūnyti į žmogišką pavidalą ir būti jam kančios suspaustam taip, kaip kad buvo spaudžiama to sodo alyvuogė. Neatsitiktinai Jėzus pasirinko šią vietą šiai maldai. Jis norėjo, kad mokiniai tai prisimintų, ką reiškia kentėti už nuodėmę, už žmoniją. Ši vieta buvo viena iš mėgstamiausių Jėzaus vietų. Čia jis dažnai ateidavo su mokiniais. Jie buvo įpratę ateiti, bet šį kartą viskas buvo kitaip. Išduotas ir išvestas iš to sodo vieno iš savo mokinių, jis buvo prikaltas ant kryžiaus už nuodėmes. Jėzus prisėmė ant savęs visą prakeikimą, kuris krito ant žmogaus dėl nuodėmės, dėl nenoro klausyti savo kūrėjo ir eiti savo keliu. Nuodėmė tai ne kas kita kaip giliai įsišaknijęs egoizmas. Bet Jėzaus auka parodo, kad jame nebuvo nei lašelio egoizmo. Jis tai padarė vietoje mūsų. Mes daug dalykų darome dėl egoizmo arba daug dalykų nedarome dėl egoizmo. Jėzus visą tai, ką darė, darė iš meilės. Ir niekas kitas taip neatskiria mūsų nuo Dievo ir vienas nuo kito, kaip mūsų egoizmas. Ir mes nenorime, kad gyvenime mus taip spaustų, kaip kad spaudžiama yra ta alyvuogė spaudykloje, kad iš jos tekėtų aliejus. Mes norime, siekime susikurti savo komfortą, gyventi patogiai, linksmai, laimingai.
džiaugtis kiekvieną dieną. Bet Jėzus viso to atsižadėjo, kad mes galėtume tai patirti. Ir jis tai padarė, kad mes turėtume galimybę gimti iš naujo. Tai yra, kad mes turėtume dar vieną galimybę savo gyvenime viską pradėti kartu su savo kūrėju. Tai yra gimti iš naujo. Trečiasis sodas yra vynuogynas. Apie vynuogyną mėgo kalbėti daug pats ir kūrėjas. Apie jį mes skaitome ir Senajame testamente, ir Naujajame testamente. Jėzus ne kartą su savo mokiniais keliaudavo į vynuogyną. Ir tai yra sodas, kuriame Jėzus parodė, kokie mes galėtume ir galime būti, jeigu leisime Dievo maloniai veikti mūsų gyvenime. Kartą Jėzus, būdamas su savo mokiniais vynuogyne ir žvelgdamas į vieną iš tų medžių pilną gražių, prinokusių, prisirpusių vaisių, štai ką pasakė. Evangelijai pagal Joną 15 skyriuje nuo 1 iki 9 eilutės. Aš esu tikrasis vynmedis, o mano tėvas vynininkas. Kiekvieną mano šakelę neduodančią vaisiaus jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad įduotų dar daugiau vaisių. Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu. Jūs žinote, kad šakelė negali duoti vaisiaus pati savęs, jeigu ji nepasiliks vynmedyje. Tai žinokite, ir jūs būsite bevaisiai, jei nepasiliksite manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje, ir aš jame pasilieku. Ir tas duoda daug vaisių, nes nuo manęs atsiskyrę jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surink šakelės, įmes į ugnį ir jos sudegs. Bet jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, tai jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai. Kaip mano tėvas mane mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau. Pasilikite mano meilėje. Edeno sodas yra meilės sodas. Getsemanės sodas, alyvų sodas yra nuolankumo sodas. O vynuogynas yra dėkingumo sodas. Jėzus pažadėjo, kad jeigu mes pasiliksime Jėzaus meilėje, ir jo meilė pasiliks mumyse, tai yra, jeigu mes tikėsime jo ir klausysime, ką jis mums sako, jisai sako, jūs galėsite atnešti saldžius dvasios vaisius, kuriuos matome paties Jėzaus gyvenime. Ir tai yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, maloningumas, gerumas, romumas, susivaldymas, ištikimybė ir daugelis kitų. O kai tokie vaisiai pradės nokti mūsų gyvenime, tuomet tai ne tik pradžiugins Tėvą danguje, bet ir mūsų supantį pasaulį vėl padarys Edeno sodų, ta vieta, kurioje Dievas norėjo, kad mes amžinai gyventume. 3 sodai, tai yra 3 ypatingi veidrodžiai, atspindintys mūsų kūrėjo ir atpirkėjo meilę ir malonę. Ir tai yra 3 sodai, kurie gali atspindėti mūsų meilę, nuolankumą ir dėkingumą. Viešpats davė mums tokį nuostabų pažadą. Viešpats visuomet bus tavo vadovas ir sausros išdegintoje šalyje tave pasotins.
Jis atnaujins tavo jėgas ir tu būsi kaip laistomas sodas, kaip niekada neįsenkantis šaltinis. Kol Kros nuostabus kūrinys, kuris ir vadinasi Giesmė iš paslaptingo sodo. Dar kartą apmąstykime, ką kiekvienas iš tų sodų reiškia mūsų gyvenime. Kokia su to sodu yra mūsų patirtis su Dievu tame sode. Ir kokį vaisių mes galėtume atnešti šiandieną mūsų Viešpačiui ir Kūrėjui.